Nu, kas čia? Kas čia? Slaptas įvažiavimas į Amerikos ambasadą. Va čia slaptas įvažiavimas. Na, o čiagi kas? O va čia tvorelė kažkokia niekinga. Tvorelė. Eina tvorelė ta niekinga, eina. Ten va sėdi šuniukas. Kažkokia tetas, o kažkokie žmonės iš kažkur išėjo. Atrodytų, kad jie išėjo iš visiškai į nieko. Va taip va čia įdomiai yra. Toks va įdomus dalykas. Ir va, kai žiūrėkit, kaip gražu, balta, tvarkinga. Žmonės net nevaikšto per šitą naują baltą tvarkingą daiktą. Žmonės vaikšto kažkur tai aplinkui. Štai koks gražus puikus daiktas padarytas. Žiūrėkit. Tep, su kojytėm, tep. Vat aš einu, tep. Iš šuniukams galima gražiai pereiti. Negalvoji niekur nesidairai. Ar ten atvažiuoja 100 000 mašinų po tavim gatvėje. Vat važiuoja jo savo. Viskas tau nusispjaut, eini savo, grožiesi, blevizgoji visokias nesąmonės gali šnekėti, o jau grožis tilto. Žiūrėkit, turėklai kaip išgalvoti, kaip įdomiai, kokios bangelės, tokia, tarsi, žinot, aš pasakyčiau, tarsi šitas, kaip jis tas vadinasi, ryklio ašmenys 2. Ašmenys 14 netgi. Va, ašmenys 2024. Štai koks tiltas. Aš net šitam tiltui tokį duočiau ir pavadinimą. Ašmenys 2024. Va, štai stovi žmonės, mąsto mintyje. Kai šiaip niekada nepamintytum minties. Atsistoja ant tokio tilto ir minti. Gražiai, betonas gražiai, baltai nudažytas. Mašinos važiuoja. Kokias nori? Juoda pravažiavo mašina, va, balta mašina pravažiavo, va, juoda vėl pravažiavo mašina, va, kokia, balta, pilka, va, štai tokia, matot, va, toks yra šitas mūsų naujasis tiltas, tiek minčių kyla apie jį, tiesiog, vienu žodžiu, gera žiūrėti, kas įdomiausiai, kad netgi ir kebabinė vėl pagaliau dirba. Matot, va čia, užeikit, ten visai sakė, bent anksčiau, aš atsimenu, buvo skanus, o kokias tvorelės, žiūrėkit, naujos, gražios padarytos. Matot, kaip įdomiai čia išlankstyta. Niekad gyvenime aš nemačiau Vilnių, kad būtų taip gražiai išlankstyta. O čia koks ornamentas padarytas. Ar atsimenate, šitiegi televizijos, nusišneko sporto rūmuose, vagi toks ornamentas tenai buvo, tik tai didesnis. Čia tokia sumažinti sporto rūmai, kaip gražiai atrodo, kad jaunoji karta matytų. Va ir žmonės yra, apmąsto savo gyvenimą, žiūrėdami tas mašinas, galvoja, juoda pravažiavo, o dabar kokia pravažiuos, dabar kažkokia neaiškios spalvos. O koks gyvenimas? Gyvenime nepagalvotum, kad toks gyvenimas gali būti toksai įdomus tas gyvenimas. Mąsto žmogus. Va tokie grožiai ir grožybės čia pas mus darosi. Vienu žodžiu, kas galėjo pagalvoti, kad mūsų lietuviai taip pagražės. Atsipūdut gyvuliai, viso gero.